Dabar kviečiu Šarūną Matulevičių, kuris pusę šios žiemos praleido Maidano barikadose ir yra tiesioginis tų įvykių liudytojas ir bene tampriausias ryšys tarp Lietuvos pilietinės visuomenės ir Maidano. Sveiki visi susirinkę, čia malonu jūs matyti. Apie visas grėsmes, apie viską daug žmonių pakalbėjo. Aš turbūt dabar norėčiau tiesiog prisiminti, už ką mes turime būti dėkingi Ukrainai. Ukrainai mes turime būti dėkingi už tai, kaip jie mus taip subūrė. Lapkričio pabaigoje buvo išvaikytas pats pirmas taikos studentų mitingas Berkutyje pajėgomis ir būtent tai virto pradžia paties Maidano. Nebejoju, kad šitų žmonių... Jūs tiesnant sakėt, kad dalyvavote vietoje įvykiuose visose tenais Ukrainoje. Kiek laiko ten prabuvote? Aš 2 kartus buvau. Aš buvau gruodžio pradžioje viduryje ir buvau praėjusį savaitgalį. Mano daugiau ta kova nuotolinė buvo, bet praėjusį savaitgalį. Tai buvo pats pirmas mano visuomeninė veikla prisidėjo Ukrainos klausimų. Tai buvo būtent gruodžio mitingas. Nuo to viskas prasidėjo gruodžio pradžioje. O šį savaitgalį iš ten buvau, tai mes, kadangi esu iš pilietinio judėjimo, kuris rinko paramą, tai mes konkrečiai vykome į ligoninės būtent perduoti. O pačiam Maidane dalyvavimas jisai vyko? Aš Maidane sustovėjau, ta prasme, ten gruodį stovėjau, bet tuo metu pirmą kartą, kai tai buvo dar pakankamai ramu, tai buvo vis dar dainuojanti revoliucija. O tai gerai, o vis tiek, jeigu bendraujat su ukrainiečiais, įdomu būtų išgirsti, ten iš tikrųjų yra vaizdai internete, kad buvo mėtami Molotovo, tarkim, kokteiliai, daužomas su grandinėmis ir visa kita. Tai vat, jūsų nuomonė, kas vat, tos veiksmus atlikinėja? Ar tai provokacija? Tai žinoma, yra išprovokuoti veiksmai. Yra įvairių, ta prasme, žmonių, kas Molotovo kokteilius metė, tikrai niekas nežino. Tai buvo kovojanti dalis Maidano. Faktas. Bet jūs faktiškai su to kaip ir neturėtumėt nieko bendro, tie žmonės, su kuriais jūs bendravot? Ne, ta prasme, aš su tai žmonėm daugumo tikrai nesu bendravęs per daug, su kurie dalyvavo aktyviausiose veiksmuose gynybos. Ačiū.